Taigi, laba diena, gerbiami kolegos ir gerbiama dėstytoja. Mano šiandienos pristatymo tema yra Lisipas, tai yra klasikos laikotarpio graikų skulptorius, maždaug 4 amžiuje prieš Kristų gyvenęs ir dirbęs, kūręs. Tai taip. Lisipas pagal vienus šaltinius, tai yra pagal lietuvišką enciklopediją, yra gimęs 370 metų prieš Kristų, miręs 310 metais. Tačiau pagal kitus šaltinius, tai yra angliška Wikipedija, jisai gimė 390 metais, prieš Kristų mirė 300-aisiais. Tai čia toksai, kiek čia gaunasi, maždaug 30 metų toksai netikslumas, arba jisai 90 mirė, arba 60. Tai nesutampa tiesiog. Bet ką tikrai žinom, tai kad tai 4 amžius prieš Kristų, tai yra jau klasikos laikotarpis, kuriame jisai dirbo. Mes žinome labai gerai, kad jis buvo Aleksandro Makedoniečio rūmų skulptorius ir turėjo labai gerai išdirbtą savo metodą, savo taisyklės, kūno proporcijų ir taip toliau. Dėl to sakoma, kad turėjo savo skulptūros mokyklą, nes jisai turbūt mokino ir žmonės, kurie pratęs, kad pratęstų žmonės jo tradiciją. Ir štai šitoj nuotraukai ir yra Aleksandro Makedoniečio galva padaryta būtent taip Lisipo. Kiek žinau, tai Lisipas, kurdamas Aleksandro Makedoniečio atvaizdus, jisai įtvirtino tam tikrą kanoną jų darymo, tai yra pravertos lūpos ir suraukta kakta. Nors čia šitoj tai nėra nei visai suraukta, bet yra daug nuotraukų, kuris jo veidas tikrai truputį yra rūstesnis ir yra tokių atsiranda kai raukšlytės tiesiog. Tai tiek. Ir pereinant toliau, tai apie pačią kūrybą. Einant toliau, Lisipas sukūrė apie 1500, gal net ir daugiau įvairaus dydžio skulptūrų. Daugiausiai jis buvo daromas iš bronzos. Ir tai yra taip pat priežastis, kodėl yra neišlikę originalų. Nėra nei vieno išlikusio originalo. Tiesiog. Visi šitie kūriniai, kuriuos matome, tai yra Aristotelio, irgi galva ir Sokrato. Šitie kūriniai yra, šitas skulptūros yra kopijos, romėnų kopijos. Keitėsi laikas ir romėnai tiesiog kūrė kopijas. O priežastis, kodėl neišliko originalų nei vieno, tai yra tai, jog bronza buvo labai vertingas metalas ir jis tiesiog buvo lydomas. Toks buvo laikas. O buvo lydomas įvairiais sumetimais. Tai reikia gaminti ginklus arba šarvus arba papuošalus, kažką tiesiog. Jeigu yra stoka, tai tada lydome tai, kas buvo pagaminta prieš tai. Bet ačiū Dievui, kad jie turbūt dėl to ir padarė kopijas, kad išliktų tie darbai, tačiau tai nėra originalai. Ir dėl to, kalbant taip jau kažkaip iš tokios, tokios teisingesnės pusės, tai nagrinėti tą stilistiką yra truputį sunku, nes tu nežinai, kaip iš tikrųjų atrodė, tai yra kopija. Neaišku, ar tai yra labai be galo tiksli kopija, ar tai yra truputį kažkas retušuota, pakeista, ne taip detalu, ne ta proporcija. Nes vis tiek tas žmogus, kuris turi akį ir jis kuria, tai jis žino, ką jis daro. Bet tas žmogus, kuris kuria kopiją, tai jis neturi pilno suvokimo to žmogaus, kuris buvo prieš jį, dėl ko, kaip jisai tai paskaičiavo. Ir tada yra tam tikrų keblumų su tuo, vertinant stilistiškai, pavyzdžiui. Bet tokių šitų 2 filosofų skulptūros, tai jos dar, nėra daug ką aptarti galbūt stilistiškai, bet
Bet kalbant šiaip, taip bendrai, tai dominavo tas visas kanonas dievų, herojų pagal senovės graikų mitus ir atletų statulos, taip. Portretai, tai va, tai yra portretas Aristotelio, Sokrato yra portretas, prieš tai buvo Aleksandro Makedoniečio portretas. O tai jau yra jo kompozicijos mitologiniais ir alegoriniais siužetais, tai mes prieisim. Vazų dėja aš neradau jokių pavyzdžių internete. Tai tiek. Tai galim pereiti truputį jau toliau štai. Štai jau čia jau galima pakalbėti apie realiai jo tą suformuotą žmogaus kūno proporcijų sistemą. Kaip čia sakoma, jis atsisakė prieš tai buvusių skulptorių principų. Tarsi reformavo, žinai, visą tą. Ir aš labai kažkaip, iš savo perspektyvos, aš galiu suprasti, dėl ko įvyko tas pokytis, ką jisai nulėmė. Nes aš manau, kad būtent kai vaizduoji charakteringai ir raiškiai, meistriškai nori perteikti judesį, kažkokią raišką žmogaus, emocinę ar psichologinę, tai reikalauja suvokti jo dinamiką, kūno dinamiką. Aš taip galvoju. Tai, tarkim, kalbant apie šią skulptūrą, Heraklis ir Silenas, jos dvi, tai yra du vyrai, judesyje vaizduojami. Kadangi vyksta judesyje įvairūs raumens patempimai, susitraukimai, vyksta kažkokie sąnarių susilenkimai, klubas eina į kitą vietą ir kinta klasiškos kažkokios proporcijos. Nes ištįsta viena ranka, sutrumpėja klubas ten pagal tą judesį, nes žmogus nėra statiškas savo proporcijose, aš manau vis tiek. Kalbant apie ant plokštumos kuriamus ten žmogaus atvaizdus, kaip ten tapyboje ar piešime, žinai, braižyboje, tai tada gali laikytis tam tikro plokščio 2D matmens suformuluotų principų proporcijos, nes tai yra vis tiek statika, nesvarbu, kad tai yra vaizduojamas judesyje žmogus, bet jis vis tiek yra ant plokštumos. Bet kai jau vaizduoji 3D, kas yra jau skulptūra, tai tu turi kažkaip pasverti būtent tai, kaip turi būti perduotas kažkoks grakštumas ir judesys ir plastiškumas kūno. Nes tai yra būtent apie tai, kai yra patempiama viena ranka, čia pirštai kažkaip sulenkti ir tada galbūt riešas prailgėja, galbūt kažkaip, aš taip tiesiog įsivaizduoju, kad pagal tai buvo sveriama. Pagal tai, kaip susitraukia, atsipalaiduoja raumenys, pagal tai, kaip pakeičia proporciją vienas toks mostelėjimas rankos į viršų, kad nėra tiesiog statiškas. Šita koja turbūt yra trumpesnė negu to ana, nes jos judesys jau yra išlenktas, prailgintas, ten stiebėsi, šita koja yra stiebiamasi ir dėl to aš taip kažkaip, galvoju, kad čia ir apie tai eina kalba. Kad turi kažkaip permastyti proporcijas, norint perteikti kažkaip meistriškai ir labai tiesiogiai ir tiksliai ir atitinkant realybę charakterį ir raišką žmogaus. Tai aš manau, kad tai yra būtent apie tai. Ir detalės, aišku, nežinau kaip kalbėti apie detalės, nes tai yra vis tiek kopijos ir jos nusidėvėjusios, nes tai yra, begalės daug metų klausimas, metų nusidėvėjimo, daug metų tiesiog dėvėjimo, nusidėvėjimo, kėlimų iš vienos vietos į kitos, kažkokios natūralios korozijos, erozijos vyksta procesai. Ir tada neaišku, kaip atrodė būtent jo originalai Lisipo. Bet iš tų kopijų vis tiek galima pamatyti, ką reiškia reformuoti būtent kažkokius supratimą kūno proporcijų judesyje žmogaus, jo raiškoje. Tai aš taip interpretuoju. Tada
Ir vėlgi tai yra jau mitinis toksai kanonas, bet Heraklis yra pagal Heraklio mitus. Čia yra, man atrodo, labai, labai žymi skulptūra šita, viena iš jo žymiausių. Bet aišku yra kopija ir ne vienintelė kopija, šita kopija dar tokia pakankamai prasta, palyginus su kitomis, su šita. Tai yra ta pati skulptūra, tai yra besilisintis Heraklis, bet tai jau yra kitokia reprodukcija. Čia yra besilisintis Hermes. Dar čia minima buvo toje enciklopedijoje Heraklis įveiktas Eroto. Tokia yra skulptūra, tačiau aš jos nesuradau, aš labai ieškojau, aš jos neradau, galbūt pamatysiu kažkada gyvenime kokiam muziejuje ir tikrai įsiminsiu, bet dėja, internete tiesiog nėra. Šiaip, jau kalbant apie tai, kad 1500 skulptūrų, tai tikrai nebuvo jų labai daug internete, jų labai daug kartojasi, yra vienos skulptūros, pavyzdžiui, daug reprodukcijų, skirtingų kopijų. Vienas iš bronzos, kitas ten iš marmuro, kitas ten dar iš kažkokio ten kito lydmetalio, taip, tiesiog. Bet tai yra žymiausias jo skulptūros. Būtent besilisintis Hermes, čia vienas. Irgi kalbant apie proporciją, apie jo susilenkimą, tam tikrą prailgėjimą rankos, nes tai yra svoris metamas, sveriasi į priekį, ranką jį tarsi tempia žemyn, dėl to šita turbūt yra trumpesnė, stangresnė, visai kitokia, o ši jau palyginus yra prailgėjusi, jau jos yra kitokia dinamika. Tai va, tai aš taip interpretuoju. Tas pats ir su šita, jos tarsi atliepia viena kitą. Ten čia skaitosi turbūt dešinė koja ir kairė ranka atliepia viena kitą. Ir tada kairė koja atliepia dešinę ranką. Tokia, toks yra jo veiksmas, tokia yra jo dinamika. Prailgėjimas, tas susitraukimas, susilenkimas. Ir tai yra tiesiog tobula, tai yra taip elegantiškai, taip meistriškai padaryta. Tai, jo, aišku, taip vėl kopija, taip. Čia jau irgi labai tokia grandiozinė skulptūra, kaip buvo parašyta, kad kai kurios iš tikrųjų siekia skulptūros 20 metrų. Tai aš dar nemanau, kad tai yra tas 20 metrų. Nes, taip palyginus šitas žmogus gali būti kokio 1,60 m, 1,70 m, pavyzdžiui. Tai tarkim, ir jis yra maždaug koja. Taip kažkas tokio. Tai aš manau, kad šita skulptūra gali siekti 4,5 metrų. 5, sunku pasakyti taip dabar iš akies, bet jeigu tai yra tik tais kokie 5 metrai, pavyzdžiui, tai kaip atrodo, ten 20, žinai. Sunku įsivaizduoti iš viso mastą to darbo, kiek tai reikalauja iš žmogaus. Ir ta pats kiekis irgi 1500. Nors vėlgi nėra aišku, dar kiti faktai irgi įsipaišo į tai, kad ten tarsi kaip čia dabar pasakius, toksai kaip šiaip faktas, kad vienur rašo, pavyzdžiui, kad jisai nuo kiekvienos savo skulptūros, už kurią buvo sumokėta, atsidėdavo auksinę monetą ir po mirties jo palikimas ten kažkokiam ar sūnui, ar nesūnui, ar mokiniui buvo 1500 auksinių monetų. Tai labai didelis turtas po to laiku, bet kiti šaltiniai aišku rašo, kad jam net ir nebuvo mokama ir kad jis numirė vargšas be jokio palikimo. Tai, bet aš gal labiau linkus tikėti pirmų variantų, nes aš manau, kad vis tiek, jeigu jau ten Aleksandrui Makedoniečiui darai, žinai, skulptūras ir jo rūmuose dirbi, tai tau tikrai yra mokama, nes turto ten tikrai netrūko.
Tai yra imperatorius, labai didelių žemių, labai turtingas. Tai tiek. Tai va, tai taip ir kaip ir minėjau, Lisipas padarė didelį įtaką helenizmo skulptūros plėtoti. Parašė traktatą apie kūno proporcijas, neišliko. Nu, žodžiu, nieks neišliko. Čia dar va tokių pavyzdžių, Hermis rišantis sandalą, pavyzdžiui. Tai yra irgi kopija paminėjimui, bet toliau tos proporcijos, tas rankos kritimas, jas toks prailgėjimas, kojos, nu vat, jo, sandalas. Čia irgi toks jau mitiniai tokie siužetai, aišku. Išskyrus Apoxiomenas, tai jau yra atletas, jau yra tai atleto, toksai kaip atvaizdas. Aš kiek skaičiau, tai Lisipas jisai kurdavo skulptūras šitiems atletams, kurie pergalę pelnė. Kurie ten pirmą vietą, pavyzdžiui, gaudavo iš savo, srities, sportuodami ten per žaidynės visokias ar kaip ten, kas buvo rengiama dažnai. Tai jis buvo šiaip samdomas turbūt labai daug metų, labai didelių mastų jo paklausa turėjo būti milžiniška, kadangi tas meistriškumas ir tas toks naujumas, tai kad jis reformavo kažkokią sritį, manau, kad kažkaip tą įvaizdį tokį sukūrė kaip labai reikiamo žmogaus ir labai pagerbtino žmogaus. Aš bent jau tikiuosi, kad visą tai nebuvo tiesiog kaip, neturėjo būti tiesiog kaip postmortem, kaip pomirtinė tokia šlovė. Aš manau, kad jisai patyrė didelę šlovę ir gyvendamas, atidenginėdamas vis naują ir naują skulptūrą, ją įteikdamas ten imperatoriui ar tam atletui, jau pripažintam kažkokiam pergalingam, šlovingam momente. Kažkiek tokia fantazija. Bet žodžiu, Silenas yra vaikas Dionizas. Apoxiomenas, Hermis. Taip. Ir tokiam paskutiniam pamąstymui. Tai apie šitą artefaktą. Tai šita skulptūra bronzos, aš manau, nes toks nusidėvėjimas atrodo, toks oksidacijos, kažkokio pažeidimo to metalo, aš taip įsivaizduočiau, arba kokios korozijos, erozijos, nežinau, rūgšties, nežodžiu, nesvarbu, aš nežinau. Bet jo, tai 64 metais, 1900, Adrijos jūrų jį surado, žodžiu, šitą ištraukė tiesiog iš jūros tokią skulptūrą. Ir ją, aišku, priskyrė dėl tam tikrų stilistinių ten panašumų, bet daugiau, aišku, pritempinėjant Lisipo kūriniams. Ir netgi, kad tai yra tarsi originalas, žinai. Ir tada, aišku, yra šitą instituciją Getty Trust. Labai, man atrodo, viena gal turtingiausių pasaulyje. 77 metais buvo įsigyta po 12 metų, sumokė apie $4 milijonus už tai. Aišku, vėliau jau menotyrininkai, kai atvyko apžiūrėti į Italiją, tai jie tiesiog nustatė, kad tai netitinka standarto Lisipo, kad tai jokiais būdais negali būti originalas. Netgi kažkokia gretima kopija. O greičiausiai, kad tai buvo netgi labai vėlyva kopija kažkokio net tokio meistriško, net tokio nusimanančio žmogaus. Ir kad ta vertė nėra tokia. Ir aišku, ta institucija paneigė visą tai, sakė, labai juokingas jų buvo argumentas. Čia tokia beveik citata jau. Jie sakė, tai kaipgi mes būtumėm galėję įsigyti šią skulptūrą, jeigu tai nebūtų originalas. Tai toks argumentas, žodžiu. Tai, ir tiek. Šiandienai iš tikrųjų tiek. Ačiū už dėmesį ir gražios dienos.